Sveiki, klausotės Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos tinklalaidės pokalbiai apie vaikų literatūrą. Kaip visada, su jumis sveikinuosi aš, Eglė Baliutavičiūtė, o šalia mane šiandien yra poetas, žurnalo Metai vyriausiasis redaktorius ir akcijos Metų knygos rinkimai 2003 vaikų ir paauglių literatūros kategorijų komisijos narys Antanas Šimkus. Su juo kalbėsimės būtent apie tai, kokie buvo 2023 metai vaikų ir paauglių literatūroje, bei aptarsime akcijos Metų knygos rinkimai vaikų ir paauglių knygų penketukus. Labadiena, Antanai. Labadiena. Labai džiaugiuosi, kad sutikote ateiti ir su manim pasikalbėti. Jūs vis dėlto esate arčiau suaugusių literatūros, tai turbūt yra pagrindinė jūsų duona, ypač kaip žurnalo Metai redaktorius, bet be galo džiugu, kad vis dėlto vaikų ir paauglių literatūra jums yra nesvetima ir tikrai ne vieną jūsų tekstą galima paskaityti, pavyzdžiui, žurnale Rubinaitis. Tad dabar jau eikime prie 2003 metų vaikų literatūros stirtos. Kaip jie atrodė? Ar buvo daug knygų? Na, pačių tų knygų pasižiūrėjau pagal tuos sąrašus, iš kurių mes ten bandydavom viską pamatyti, tai truputį daugiau negu 150 knygų. Nu, tai jeigu išdėliot, tai tokia tarsi stritelė ir gautus šis bei tas išsidėliotų. Visai nemažai. Prisimenu metų, kada būdavo vos virš 100. Taip, bet aš čia kalbu daugiau tą skaičių kalbą, kuri yra aprašuose, ar ne? Na, taip, be abejo. Taip. Ir kadangi tikrai teko įveikti nemažą krūvą, koks jūsų įspūdis apie štai praėjusius metus? Ar jie buvo geri vaikų literatūrai? Na, vėlgi, kaip mes pasižiūrėsim. Aš manau, kad turbūt neblogesni negu kokie nors ankstesnieji, tačiau ko man visada trūksta, bet čia nėra vienerių metų problema, aš vis dairausi tos poezijos, gal dėl to, kad tas rūbelis ar ten marškinėliai kokie arčiau manęs. Ir va šito man trūksta. Iš tiesų, man trūksta poezijos, geros poezijos vaikams. Nu, paauglius turbūt galima palikti ramybėj, ten jų nieko nesuviliosi iš šitos pusės, bet tos geros poezijos vis dairausi ir nelabai aptinku. Yra šis tas išleidžiama, visada yra šis tas išleidžiama ir gal net daug, ten paštampuojami tie ežiukai ir kiškučiai ir visa kita. Viskas, turbūt ir tai turi tą savo auditoriją, turi tą savo giminės, artimuosius, darželius, dar kažką rajoninius, bet tos tokios poezijos, knygos, vienos ar kitos, man atrodo, kad tai galėtų būti, bet čia toks, nemanau, kad tai arba atsiranda, arba ne, tai čia tokių dėsnių turbūt ir neišvestume. Taip, bet visą laiką labai norisi, kad būtų per metus bent viena knyga, kuri smogtų kaip jėga, išsiskirtų. Bet tikrai ne kiekvienais metais tai nutinka, bet tikrai tokių knygų buvo. Prisimenu, koks įvykis buvo, kai Čepauskaitės knyga pasirodė baisiai gražus eilėraščiai. Taip, bet tai jau buvo. Bet jau buvo senokai idėja. Bet taip, visą laiką, ypač poezijos norisi ir labai gaila, kai jos dėja net vienos knygos nėra penketuke. Bet gal poetai išgirs, susijims ir puls rašyti. Kada nors paruoš naujų, labai stiprių poezijos knygų vaikams, kurios net kartos tradiciją, bet atras kažką naujo. O dabar dar bendrai kalbant apie jūsų komisijos darbą, buvote 5, ar buvo lengvas, įdomus komisijos darbas, ar buvo nesutarimų, nesutampančių nuomonių. Ir tai, aišku, tie nesutarimai, tai nereikia kažkaip piktai suvokti. Tie nesutarimai gali būti kaip tik labai įdomus, vedantis į diskusijas. Tai tiesiog būtų įdomi ta vidinė virtuvė, išgirsti, kaip jie atrodė. Na, toj vidinėje virtuvėje tokių gal ypatingų barnių ir lėkščių daužymų nebuvo, tiek kiek
teko pastebėti tuo metu būnant. Gal vis dėlto didžioji tų dalis tų sprendimų, man atrodo, tokių pakankamai bendro sutarimo buvo. Galbūt vienintelis, kaip man atrodo, vėlgi tas žanrinis, ne tiek žanrinis, kiek skaitytojų amžiaus auditorijos klausimas, kaip ta ar kita knyga, kur jį turėtų atsidurti. Na, kur čia vaikas, o kur čia paauglys. Taip, ką paauglys gali suprasti, o ką čia vaikas supras, o ar čia ne per sunki knyga, sakykime, kalbant apie vaikus ir tokių niuansų buvo, kad būtų labai kas nors už jau kokią nors vieną knygą, o visi kiti prieš, na, tokių ideologinių nepastebėjau tokių didelių įvykių, bent jau šį sykį. Kaip ten bebūtų, vis tiek tą didžiąją dalį iš tų atrodytų ilgų sąrašų sudaro knygos, kurias skaitydamas supranti, kad ją jau atsivertai, paskaitai, gerai, iki galo perskaitai, padėjai ir žinai, kad tu jos nebeskaitysi ir kitam nepasiūlysi paskaityti. Tai jos nėra, vėlgi, kaip sakau, tai nėra nei blogai, nei gerai, tai kiekvienais metais tai būna, bet jos tiesiog neturi to kokybinio, vadinkim, aspekto. Taip, tai tokias knygas tikrai ne iš aukso, net ne iš sidabro, gal net ne iš molinio fondo, tiesiog didžioji dalis atidedama, tai paskui jau lieka ta sąlyginai pagal bendrą skaičių nedidelė dalis, ir kurios jau tas renkamas pats penketukas. Tai aš sakyčiau, kad daugiau mažiau ramiai tas bent jau finalinis etapas vyko. Na taip, aš labai gerai suprantu, apie ką jūs kalbate, nes irgi dalyvau ne vienoje komisijoje, taip pat buvau ir IB rinkimuose. Tai taip, didžioji dalis tiesiog atsisijoja, prorėti išbyra, nes nėra pakankamai kokybės, stiprumo, jėgos literatūrinės ar naujumo. Ir tų knygų, apie kurias rimtai jau svarsto, kalba, diskutuoja komisija, tikrai nebūna labai daug. Galbūt, kai būna geresni metai, tada komisijos, kiek paprastai ir girdžiu ir pastebiu, tada būna daugiau judesio, daugiau diskusijų. O kai metai nėra ypatingai stiprus, normalūs, tada ir mažiau diskusijų, nes tos geriausiosios dažniausiai pakankamai lengvai išsikristalizuoja. Tie deimančiukai suspindi. Taip, tai dabar trumpai aptarę tiesiog 2023 situaciją, šokime į vaikų knygų penketuką ir dar vienas toks bendresnio pobūdžio klausimas apie jį. Ar galėtumėte kaip nors bendrai apibūdinti šių metų vaikų knygų penketuką? Ar yra kažkokios sąsajos tarp tų knygų, o gal negalėtumėte įžvelgti? Čia, žinoma, daugiau tas asmeninė žiūra. Jeigu žvelgtume į patį penketuką, tai ten veikia stiprios merginos ir moteris. Tas toks vienas iš tų dalykų, kas, sakyčiau, tai yra bendra tendencija iš vis mūsų kultūrai ar viešajam gyvenimui, kas man atrodo labai toks šių laikų ženklas. Ir galvoju, penketukas pernelyg nenutolsta. Ir įprastinio pasaulio plėtra, galbūt, nežinau, ar čia tas žodis, bet, tarkim, sulietuvėja pingvinai, taip, įvairiausi dangaus, čia labiau gal apie Saulę kalbant, kosmogonijos kažkokios pavidalai. Pasakojimas tarsi melodingas, aš apie vaikų kalbu, ne? Intarpai kažkokie ir tarsi žaidžiant ir žanriniais kažkokiais dalykais, lyg iš suaugusių pasaulio ateinantis į vaikų literatūrą. Tai aš nežinau, čia bendras vaizdas toks savotiškas.
Turbūt, bet iš tų pastabų sakyčiau, kad tas penketukas yra toks įvairialypis. Jis apima pakankamai daug. Taip, ir skirtingo amžiaus vaikams skirtos knygos labai. Taip. Tai šia prasme, man atrodo, toks atitinkantis kažkokias šių dienų realijas, kur ne viskas taip paprasta, ne viskas taip aišku, gal truputį keista, taip, sukeičiančio kažką, bet čia jau poetizma. Tai va taip, trumpai. Labai gera įžvalga dėl stiprių mergaičių. Kažkaip nepagalvojau apie tai, bet tikrai tas ryšku. O kitas dalykas, ką dar pastebėjau, irgi tokia pasaulinė tendencija, kad arba grįžtama prie kultūros ištakų. Šiuo atveju galima paminėti Saulę dangaus karalienę, apie lietuvių tautosaką ir mitologiją. Ir taip pat istorijos suaktualėjimas. Čia penketuke netgi 2 istorinės knygos. Taip. Na, tai dabar jau keliaukime prie konkrečių knygų ir labai norėtųsi, kad skaitytojams šiek tiek apie jas papasakotumėte, kuo jos įdomios, išsiskyrė, kuo patraukė komisija, ar jūs asmeniškai. Taigi, pradėkime nuo Lietuvos jūrų muziejaus išleistos knygos. Beje, šitas muziejus jau nebe pirmą kartą tikrai skaitytojus nustebina labai puikiai, kokybiškai išleistomis pažintinėmis knygomis susijusios su jūra, jūros gyvūnais ir panašiai. Ir šį kartą į penketuką išrinko komisija muziejaus darbuotojo ir vaikų literatūroje debiutavusią autoriaus Pavelo Kulikovo knygą Pingvinas Lituanikus arba lietuviško pingvino istorija, kurią iliustravo Viktorija Ežiukas. Ką galėtumėt papasakoti apie šią knygą? Čia tas paminėtas istoriškumas galbūt irgi turi savo muziejui, geba parengti tokias knygas, sukurti tokias knygas, kurios tinka ir skaitytojui, ir tam vertintojui, ir dar kažkam. Pakankamai instituciškai kažkas yra stipraus, bet tuo pačiu, kaip minėjot, muziejaus dar žmogus, kuris 20 metų, ar kiek, rodos 20, dirba su pingvinais, juos, taip sakant, pažįsta nuo iki ir sugeba sudėlioti tokią istoriją, kuri, mes tarsi tuos pingvinus jau esam labiau prie egzotiškumo kažkokio įpratę. Jeigu pingvinas, tai jis ten iš kažkur iš toli. Čia yra ir tas sandas, bet tuo pačiu, kaip jau minėjau, sulietuvinti pingvinai. Tai yra tam tikrų analogijų, kurios ir istoriškai kažkaip dėliojasi, bet ir tuo pačiu čia jau ir literatūrinės išmonės ten pingvinas. Ir kadangi skirtingi tie pingvinai, tai skirtingi charakteriai, kiekvienas turi tą savo bruožą, kur, pavyzdžiui, vienas ten ieško tos aristokratiškos kilmės. Ir čia jau paminima, kaip kurie iš mūsų, čia ir humoro yra kažkiek, ar ne? Tas šiltumas, kaip pradedam tos kilmės ieškoti ten savo tų knystis tarp tų popierių, ten savo bajorystės ar kažko. Yra žemaičiuojančių, ar ne? Vėlgi, tarminis tas klodas paliečiamas. Gal jis ten nėra labai stipriai išplėtotas, bet tokiose knygose to ir nereikia. Turbūt nereikia. Vėlgi, žaidimas, įkontekstinimas, bet ne per stipriai, ne per nelik prikišant ir tos pasaulinės, ten šekspyriški kažkokie Romeo, Džiuljeta, meilės reikalai, kaip be meilės reikalų. Tai netgi sąsojos su cepelinais yra. Žodžiu, tikrai labai išradingai sudėliota knyga. Aišku, iliustratyvumas čia irgi pakankamai svarbus, čia gal ne mano jau tokios, kaip čia, jau kokie dailininkai ten dar labiau pakomentuotų, bet tai sudaro tokį bendrą ir šiltumo tarsi įspūdį ir daug sužino ir suaugęs, manau, ir tas vaikas gali būti paskui vedamas ir tos istorijos jos tokios nenuobodžiai sudėliotos, nenuobodžiai. Tai, man atrodo, šita knyga tikrai verta būti tam penketuke ir man labai tas įspūdinga yra, kad tai yra pats darbuotojas,
reiškia, iš tos empirinės, iš tos vidinės patirties ir sugeba įvilkti tokią formą, kuri tinka pakankamai dideliam skaitytojų ratui. Tai va taip. Iš tiesų, man irgi ta knyga paliko tikrai įspūdį, beje, jinai yra nominuota ir Aldonos Liobytės premijai už geriausią metų debiutą vaikams ar paaugliams. Ir be abejo, man tikrai krito į akį tas rašytojo talentas, galima sakyti, nes visą laiką yra rizika, kai debiutantas ir dar tam tikros specifinės srities žinovas ne visą laiką sugeba parašyti tinkamai ir tam tikrai auditorijai. O čia žmogus tikrai atsiskleidė ir tokiu nesudėtingu, bet lengvu ir žaviu humoru, kuris tiks ir suaugusiam, kuris skaitys vaikui ir tam pačiam vaikui. Tas labai patiko ir aš vis skaitydama svarsčiau, ar visi tie juokeliai, sulietuvinimai buvo tai, ką autorius išrado ėmęs rašyti knygą, ar iš tikrųjų tai yra, galima sakyti, jų darbovietės folkloras kažkoks, nes, tokie dalykai gimsta bedirbant su gyvūnais. Aš turbūt, jeigu reiktų balsuoti, tai balsuočiau už tą antrą variantą. Aš irgi turbūt, bet būtų įdomu pakomentinėti. Iš patirties galima, manau, kad tos istorijos jų ten susikaupia, ypač per tiek laiko. Mhm. Antra knyga, kurią dabar paminėsiu, yra Inos Ogenskienės novelių rinkinys Koncertas turėklui, kurį iliustravo Andrius Seselskas. Skaitydama šitą knygą tikrai knyga man kėlė tokių dviprasmiškų įspūdžių, nes viena vertus justi autorės pasakojimo talentas, jinai jaučia ritmą ir ta kalba, tu skaitai ir tai tave įtraukia kaip banga, kaip ritminga muzika, kartais priklausomai nuo konkrečios novelės, bet vis dėlto skaičiau ir abejojau, o vis dėlto kokio amžiaus skaitytojai ta knyga, ar ji apskritai yra vaikams? Tai man labai įdomu išgirsti, kaip svarstė jūsų komisija. Ir aišku, porą žodžių apie šią knygą būtinai pasakykite. Iš esmės šita knyga buvo šiek tiek tų tokių pasikalbėjimų, vis dėlto kaip ją perskaityti. Ir galbūt, jeigu penketukas klostytųsi kitaip, jeigu būtų, sakykime, taip žanriškai prozos, trumposios prozos kažkokių dalykų, aš manau, kad būtų kažkokia kova, stebėtume ten ir bandytume kažką suvokti, ką nors. Bet šiuo atveju jinai išsiskiria, nes visam tam nuostabiam sąraše iš tų visų pozicijų ji tikrai yra pakankamai išskirtinė. Ir galima rasti turbūt tų argumentų, dėl ko, tikrai nėra taip paprasta, sakykime, vaikui tą knygą įsiskaityti, bet tas melodingumas kalba, vėlgi, bent jau aš tai taip suprantu, pavyzdžiui, penketukė turi būti įvairių, tas penketukas irgi turi būti įvairus. Ir savybės, kurios yra specifinės literatūrinės knygai, kažkuriam leidiniui, turėtų irgi būti įvairios, ar ne? Tai šia prasme dėl ir ta įvairovė, ir tas metaforiškumas, galbūt daugias sluoksniškumas to pasakojimo, šita knyga tikrai verta, tai yra jos stipriosios savybės. Kaip pati vaiko auditorija, ar pats vaikas pasiėmęs tą knygą, kaip čia, aišku, jeigu jis pasiims Pingvinus ir pasiims šitą knygą, yra skirtumas, taip, bet galbūt čia reikėtų ne apie patį skaičių galvoti, apie tą irgi, ką yra ir ta galbūt kažkiek mažesnė, bet tų vaikų, kurie imasi ir tokios literatūros. Galbūt mes čia galim sakyti, kad
Bet čia mes tokie truputį labiau suaugę, kad tos tradicinės yra to lietuviško tokio galbūt irgi kalbėjimo ir tas ritmas prozos irgi toks yra ir tam tikros tradicijos pasakojimo. Bet galbūt vaikui verta visai irgi pažinti ir tą pusę. Čia vėlgi mano nuomonė, tai galima turbūt ir kitaip žiūrėti. Juolab, kad jeigu šalia yra suaugęs žmogus, arba gali būti suaugęs žmogus, kuris ten yra pakankamai prikoduota daug dalykų ir istorinių, ir kokių tik nori, irgi padeda šiek tiek tą šydą praskleisti, tai kodėlgi ne? Taip, tikrai, penketukas tikrai neturėtų pataikauti vien lengvai literatūrai, labai prieinamai, griebiamai. Tik aš vis mačiau iš tikrųjų, ar šita knyga gal labiau netgi paaugliams ar suaugusiam. Kaip jūs ir sakėte, turėjo daug diskusijų, kokiai amžiaus kategorijai, kurį penketuką jas paskirti. Ir dėl šitos aš jau, aišku, išvydusi penketukus tiesiog pati savo svarsčiau, ar turėjo ten ar ten atsidurti. Taip, bet toje knygoje irgi yra ir veikiantis vaikas, tarsi galima atrasti, atpažinti tam tikrus veikėjus, su kuriais, kas yra labai svarbu, kad vaikas galėtų, skaitytojas visada su kuo nors turėtų tapatintis, ar ne, tai tarsi yra tokių personažų ar veikėjų, kurie gali įtraukti, galbūt kitaip negu jau mūsų minėti pingvinai, bet gali. Tai dėkui, kad pagrindėt, kodėl išrinkote tą knygą būtent į vaikų knygų kategoriją, o dabar šokime prie trečios jau knygos, tai filologijų mokslų daktarės Nijolės Laurinkienės knyga Saulė dangaus karalienė, kurią iliustravo Latvijos dailininkė Anetė Bajerė-Babčuka. Ir tai yra pažintinė vėlgi knyga, bet visai kitokia negu Pingvinas Lituanus, apie kurį jau kalbėjome. Ką galėtumėt papasakoti apie šią knygą ir kodėl ją turėtų atrasti jaunieji skaitytojai? Čia toks, iš vis yra tokia baltiški, baltų tautų draugystė, jeigu taip žiūrėt, Latvijai su savo tautosakinė ar mitinė irgi tokia pradžia. Mes čia lietuviai, tai čia toks vienas dalykas. Kai aš apie tą knygą, man labai ryškiai ta saulė, pieštinė, ta prasme, iliustracijos tikrai irgi išsiskiria savitų būdų ten. Kalbant apie patį tekstą, tai vėlgi čia gal mažiau to humoro, tiksliau nėra cepelinų, bet yra kiti tokie labiau gelmiški klodai, papasakojama ir tam tikri tautosakoje esantis ar ne, archetipiniai pasakojimai apie Saulę, kaip ji ten keliauja, kur ji ten nakvoja, kaip ką. Tai čia tikrai, man atrodo, galima ir tam vaikui vėlgi sugrąžinti tą Saulę vietoj lempos, dar kažkokius dalykus. Ir yra, kuo ši knyga kaip pažintinė gerai mokslininkė, vadinasi, jinai jau yra visas hipotezes ir faktus patikrinus, atrinkus tai, kas yra svarbiausia. Ir tai pateikiama, vėlgi, kartais būna to nuo Voltero laikų turbūt enciklopedizmo tokio apakinti žmonės, kurie krauna ir tiem vaikam krauna ir tie vaikai eina, paskui mokslus ten kremta ir jų tos galvos pavargusios ir visi pavargę. Ir čia to nėra, čia yra su saiku. Labai su saiku padaryta ir struktūra gerai sudėliota ir yra tas momentėlis, jeigu taip galima sakyti, pažintinis, kai yra mįslės. Irgi pakankamai subtiliai, būtent apie tą temą, taip, su atsakymukais, galima ir tą interaktyvų tarsi jau įtraukti, tą arčiau tą, paaktyvinti. Nenori aktyvinti, paskaityk, parodyk iliustraciją, vadinasi, šita knyga jį gali būti irgi net ir vaikų ten tam tarpsneliam pasižiūrėti, nes čia gal irgi dar šnekėsim, ko galbūt trūksta čia šitam penketuke, tai
galėsim pašnekėti. Gerai. Taip, ir man įspūdį paliko ir tai, kad šita knyga tikrai turi tokį gana platų vaikų adresatą, nes ją laisvai galima pasitelkti darželėje su mažesniais, kokių jau 4-5 metų vaikais, bet taip pat gali ir jau pradinukai, gilindamiesi į tautosaką, norėdami daugiau žinių ir žaismingai ir gražiai ir įdomiai pateiktų žinių, irgi gali pasitelkti tą knygą. Tai dar toks pliusas be viso to, kad jinai šiaip profesionaliai parengta. Na ir keliaukime prie 2 istorinių knygų. Pirmoji, kuri arčiau yra mūsų istorijos, tai yra Mariaus Marcinkevičiaus ir Linos Itagaki grafinis romanas Mergaitė su šautuvu, istorija apie mergaitę partizanę. Aišku, šios knygos tikrai sunku nelyginti su Sibiro haiku, ta pati dailininkė, ta stilistika, knygos net dydis, viskas labai, labai arti. Kaip Jūs manote, ar šita Mergaitė su šautuvu yra tokia pati įtaigi, kaip buvo ir Sibiro haiku? Ir kas šioje knygoje pasirodė įdomiausia, stipriausia, paveikiausia? Jūsų minėta Sibiro haiku ir šita naujoji knyga Mergaitė su šautuvu, aišku, yra ta sąsaja istorinė, bet čia jau mūsų istorija pernelyg visko ten turi, kad tai būtų lengva tas temas palikti ir kažkur nueiti per tremties analogiją, ar ne, tik tai skiriasi ten kaip čia, lietuviškiau išpildymą pavadinti, bet ta dėlionė, ta siužetinė linija, šita knyga Mergaitė su šautuvu, jos taip, stiprumas yra bandyme dėlioti tą, vadinkim, partizaninę istoriją. Aišku, ta tema irgi dabar yra visose lygmenyse, visoms amžiaus, net ir į metų žurnalą atkeliauja visai nemažai įvairios prabos kūrinių skirtų tam. Bet va, matot, jo vaikų literatūra tai nelabai atkeliauja. O suaugusiam daugiau rašo, o mes tiek ilgai svajojam, kas pagaliau parašys vaikams įtaigią istoriją apie partizaninį judėjimą. Aš sutinku su tuo, kad tai yra nauja. Čia, aišku, prisižiūrėjus truputį iš kitur, jau tarsi irgi gal yra tokių, čia jau mano asmeniniai pamąstymai, ta prasme, tai yra labai gerai ir grafiškai, ir tematiškai dėliojama knyga, ir momentai tam tikri, bunkerio, ta prasme, tos partizanų sunkios tos kasdienybės ir psichologiškai yra tų stiprių tokių labai vietų, kur vaikas laukia negrįž kažkas iš kažkur. Tai čia, mano supratimu, yra tos pakankamai stiprios vietos. Galbūt, kur truputį, man atrodo, koks stiprus bebūtų personažas, arba stipri kokia bebūtų mergaitė, jie ten truputį ten 3 mergaitėm užtektų. To viso, kas ten vyksta. Ir galbūt tą siužetą, tikrai, bet čia jau toks prasideda, o jeigu aš atsisėsčiau, tai aš iš to daryčiau 3 knygas ir tada būtų to lygumo šiokio tokio. Nes šiuo atveju tai yra tas dinamitas, aš nežinau, kiek mes galim čia tos turinius atskleidinėti. ir gal net ir prisodrinta tiek visko. Aišku, iliustracijos visada mano supratimu sušvelnina tą literatūrinę dalį, kur galbūt tos pasakojimo, jeigu tai būtų išrašyta tik raštu, sakykime, aš jau turėčiau tokių pasiūlymų ten irgi kai ką galbūt išimti, kad atitiktų jau to vieno gyvenimo, vientisumo tam tikrą liniją. Va. Bet tai čia tikrai galima apie tos dalykus diskutuoti, iš tiesų tai yra įvykis, tai kalbant apie ir apie tokią temą. Ir
tiem vaikam tikrai, manau, ir įdomu, ir išgyvenimų prasme čia daug dalykų. Ir galima rasti ir tų galimybių, čia jau tokia pedagoginių taikyti, kalbėti apie tai, apie visuomenės tam tikrus dalykus ir tuos susipriešinimo reikalus ir taip toliau. Tai, kaip čia pasakyti paprasčiau, stipri knyga. Lauksiu dar. Bet čia šitą galima ir karpyti, jeigu ką. Gerai. Man tikrai irgi šitą knygą įspūdį paliko ir beje, aš irgi mąsčiau apie jos tą tirštumą, kiek visko įvyksta. Taip. Viena, kad tai tikrai pakankamai būdinga literatūrai, kai tam tikri dalykai yra sutirštinami, norint parodyti to gyvenimo įvykių aplinkybės, bet kita vertus, kartais įvykus tam tikriems dalykams, štai kaip pagrindiniai veikėjai Magdai, kuri lieka viena, kai visa šeima ištremiama ir atsiduria partizanų bunkeryje, kartais žmogaus gyvenimas atrodo per 1 metus, gali 10 metų nugyventi, kiek visko tiesiog vyksta, kas net nuo tavęs nepriklauso. O štai karas, štai partizanai, štai kovos ir nors aš suprantu, kad ten ir buvo ir kitokių epizodų, ne vien tokių didžiulių ir masinių, bet vis dėlto kažkaip aš savo mintise pateisinau visai tą tirštumą ir be to, kadangi pasakojimas labai fragmentiškai dėliojamas, šiek tiek tą fragmentiškumą dar labiau sustiprina komikso forma vietomis atsirandanti. Kažkaip ir pertraukis atsikvėpimas atsiranda ir nebejusti to per didelio tirštumo, koks galbūt būtų, jeigu būtų, bet būtų, kaip minėjote, jeigu grinai tekstu būtų viskas parašyta su gerokai mažiau arba visai be iliustracijų. O kitas dalykas, kuris man patiko šioje knygoje, nors tai dabar šiuolaikiniai literatūrai tai gana būdinga, bet kartais autoriai tikrai paslysta ties šią vietą, tai veikėjo kūrimas. Mergaitė tikrai labai sumani, protinga ir visokia kokia, bet, nėra paverčiama absoliučia heroja, kuri neklysdama eina visą laiką teisingai elgiasi ir panašiai. Tas artimumas, mums visiems, mes visi atsiduram nežinomose situacijose ir kartais pasielgiam pernelyg impulsyviai. Tai man tas patiko, kad išlaikyta. Sutikčiau su tuo. Gal tik tai, ką pridėčiau prie tos savo krūvio teorijos, jau kai ten lopo, ten ir batus sulopo, ir partizanus sulopo, ir viską. Čia jau irgi yra tokia pakankamai išskirtinės galios, mano supratimu, kai vaikas turi daugiau patirties negu partizanai. Tai čia aišku, galima kaip čia ginčytis ir tikrai niekasgi ten nesėdėjo ir netikrino, kas ką moka, kas ko nemoka ir kas ką gali, bet šitoje vietoje irgi tas, kita vertus, gi neturi viskas būti taip dokumentiškai kažkaip grįsta, ar ne? Tai va. Taip, tas epizodas aš pasitėjau būtent, kad ne tik batus lopo, bet ir žmogus susiuva kaip prireikė, kad daugelį taip šiek tiek išmušė iš vėžių, nes ne visai įtikinama buvo iki galo, bet atleisime. Tikrai atleisime, tegul tik tai lopo. Taip, tegul tik lopo ir tikrai galiu tik dar kartą pasidžiaugti, kad pagaliau knygą apie Lietuvos laisvės kovas, partizanus turime ir vaikams, apie ką tikrai vaikų literatūros specialistai svajojo seniai, kalbėjo ir gal jau ir prikalbėjo pagaliau, o gal ir mes čia nieko dėti. Ir paskutinė 5-tuko knyga taip pat istorinė ir net autoriai beveik tie patys. Tai yra ir Marius Marcinkevičius, ir dailininkė iliustruotoja Lina Itagaki, ir Vytenė Miščiuk, kurie trise sukūrė knygą Prieš srovę Sabiha, žuvų draugė.
Šita knyga tikrai labai neįprasta dėl to, kad mes paprastai, kai pasakojame apie ką nors, mes tai lietuvių autoriai, bendrai Lietuva, tai pasakojame apie save, savo istoriją, savo dabartį, bet šita knyga yra apie mums tikrai labai tolimos šalies, apie kurią beveik nieko nežinome, Albanijos istoriją ir istorinę asmenybę. Gal papasakotumėt plačiau apie šią knygą ir kuo išsiskiria, nes užsiminėt, kad ji jums ypatingai patiko. Man patinka, kaip man atrodo tuo metu, tarsi iš niekur atsirandantis knygos dalykai. Tai vat knyga, Albanija, ką, kodėl ir kaip yra smagu, kai skaitai galvoju iš pradžių, kas čia, kada čia, koks čia, kaip čia. Ir skaitydamas supranti, kad tiesiog apie stiprų žmogų, stiprią moterį, apie išgyvenančią ir individualią, ir tą dalyvaujančią toj visuotinėje istorijoje. Ir žinoma, tai yra albaniškai, yra tas koloritas, ar kaip čia gamta ir visa kita, kas jau ten susijęs su geografiškai, ar kaip nors kitaip su Albanija, bet tai nėra taip toli nuo Lietuvos, nes tai irgi, jei jau taip žiūrėti, ta šalis irgi pakankamai kentėjo nuo ir tų pačių diktatoriškų santvarkos ir kitų dalykų. Ir galų gale, jeigu kalbėt apie, ten kalbama ir apie miesto architektūrą, ir mažąjį Paryžių, ir Kaunas irgi buvo mažuoju Paryžium vadinamas. Tai tų sąsajų yra, bet tai vėlgi yra stipri istorija, universali istorija apie laisvę, apie pasirinkimus, žmogaus pasirinkimus. Tai čia jau net galima čia moters pasirinkimus, vyro, bet žmogaus pasirinkimus grėsmės akivaizdoje. Ir aišku, kuo man dar ši knyga, man iš vis knygos, kurių pabaigos nėra itin jau tos sacharininės, tokios labai saldžios. Man patinka tokios knygos, nes jos, bent jau šalia, kai jau būna, kad viena kita ir tokia pasitaikytų, tai kalbama, aišku, tas mokslininkės gyvenimas pasibaigė dar režimas nutraukė, pasibaigė mirtim, bet kalbama, vėlgi pasirinktas tas pasakojimas, ar ne, žuvis pasakoja apie tai, ką ten tas žmogus veikia, ir sužuvinamas tas žmogus truputį, bet ten ne per įkyriai. Tai iš tiesų iliustracijos irgi kažkaip visai gražiai, jaukiai. Tai iš esmės tai vertybių istorija. Ir tas gebėjimas aktualizuoti, man čia atrodo, jisai nemažiau pagristas negu kokia nors, ne tai kad kokia nors, bet ta mūsų istorija. Tokios istorijos, tos universalios istorijos, turinčios ir tokių sąsajų su lietuviškumu, man atrodo, jos turi galimybių būti mūsų tam kolektyviniam kažkokiam vertybiniam suvokime apie literatūrą pakankamai ilgai. Na ir jeigu aš teisingai kažkur paskaičiau jau, kad šita knyga tiem patiem albanam ten irgi buvo kažkas nauja ir ypatinga, ir jie jau ten irgi prisiminė tą savo mokslininkę, ir ten, vadinasi, tai jau literatūros poveikis peržengė tas knygos, vadinkim, ribas, arba ten įprastinį tą autoriaus skaitytojo santykį, tai ko daugiau norėt. Grįžtant truputį prie vaikų, tai yra atitikimas ir žinoma, o kas ta Albanija, tai jau ten truputį apie tą šalį jau daugiau reikėtų sužinoti, taip, raidė A, tai galų gale abėcėlės pradžia, kažką galima išmokti, bet tuo pačiu ta istorija apie tas žuvis čia irgi galima kažkokių dalykų atrasti.
Tai va, truputį išsiplėčiau. Viskas gerai, aš ir dar jūs papildysiu, nes galbūt kai kurie klausytojai bus dar neskaitę šitos knygos, tai trumpai, kad ta mokslininkė biologė ir yra ichtiologė, tai yra žuvų tyrinėtoja ir pasakoma jos istorija, kai valdžią Albanijos perėmė komunistinis režimas ir jos pozicija, ne tik jos, bet vietomis ir kitų asmenų, kaip jie tvarkosi su tuo, kai jiems liepia elgtis prieš jų sąžinę, norus ir principus. Tikrai labai labai stipri knyga ir ją perskaičiusi pagalvojau, kad jos besimantis suaugęs skaityti ir vaikas šiuo atveju yra labai panašioje pozicijoje. Taip, suaugęs apie komunizmą, daugiau žinos, daugiau detalių, bet apie Albaniją, tikrai tokia, juoda dėmė mūsų Europos žemėlapio suvokime, nes labai mažai sąsajų turim. Nors štai, šita knyga parodo, kiek artimos mūsų tam tikrais laikotarpiais yra istorijos ir kiek mes bendro turime. Ir apskritai šitą istoriją savo universalumu, kurį minėjote, man netgi priminė kitą knygą, kuri yra paauglių penketuke Akimirka apsispręsti. Ta prasme, kad tai yra apie žmogų, kuris siaubo akimirką, kai tavo apsisprendimas gali tau arba būti labai dosnus kažkokiais finansiniais aspektais ar panašiai, arba tau gali kainuoti gyvybę, tu vis stoji į tą pusę, kuri tiki, o ne kuri iš merkantiliškų kažkokių paskatų ar šiaip gali būti naudinga. Tai tikrai tokia be galo stipri ir negaliu pridėti, kad irgi užsiminėt apie tai, kad žmonės yra šiek tiek sužuvinami toje knygoje. Man irgi patiko tas subtilumas, nes jie nėra paverčiami žuvimis, bet, pavyzdžiui, lupytės, ten tokios padarytos tarsi žuvies. Žiaunų link. Jo. Taip labai žavėjo. Dailininkė Lina Itagaki tikrai turi talentą vaizduodama tokius šiek tiek gal burbuliškus personažus, nes jie gana apvalai ne visi iš veido yra, bet jiems suteiktų tokių unikalių bruožų. Tikrai labai patiko. Na ir paskutinis klausimas apie vaikų penketuką. Visą laiką smalsu ir turbūt ir vaikų literatūros lauko dalyviams ir rašytojams, gal kartais ir skaitytojams. Ar buvo knygų, kurios atsidūrė už brūkšnio, ar penketukas buvo tai, ką surinkot ir net negalvojot, kad kažkas gal kitas galėtų pakeisti vieną kitą knygą, ar vis dėlto buvo tokių knygų, kurios, tikrai nuoširdžiai, ar jūs, ar visa komisija galėtumėte dar rekomenduoti atrasti? Gal už visą komisiją tikrai nedrįsčiau kalbėti, bet buvo keletas knygų, apie kurias buvo kalbama tam pradiniam etape. Paskui jau tik tai ten po truputį jos taip, kam atsidūstant, kam mažiau atsidūstant, taip liko už. Čia kalbant apie tai, ko penketuke galbūt dar galėtų būti, sakykime, vairesnės, jeigu apie amžiaus tą kategoriją šiek tiek šnekėt, patiem mažiausiam nėra knygos. Galbūt galima kažkokių sugalvoti ten pakaitalų, bet tai, sakykime, buvo minima Mariaus Marcinkevičiaus Miego avinėliai kaip po tokia, kurie jau patiem mažiausiam tiktų. Ir būtų aišku gražu, bet aš taip pat manau, ir šitų knygų nėra mažai tuose sąrašuose mažiausiam, nes, nežinau ar dėja, turbūt normalu, tai yra ir tam tikros industrijos, tokios dalykas, kai ta vadinkim, aikštė, rinka, bandoma aprūpinti, kad kiekvienam kampe būtų po ką nors blizgančio ir greit suvalgomo. Tai turbūt gana sunku išlaikyti ir tokį. Tai buvo kalbama apie Miego avinėlius kaip tokia, kad, taip jau arti to. Aš tik trumpai įsiterpsiu, kad iš tikrųjų knygų mažiausiams yra procentai skaičiuojant daugiausiai išleidžiama apskritai iš visų vaikų ir paauglių knygų. Taip, man atrodo, ten kylant amžiaus vis mažėja, kol galų lieka vienas kokia nors knygų knyga, bet čia jau kita tema.
Tai buvo, šita buvo minima. Paskui truputį, kalbant apie pažintinės knygas, irgi Selemonas Paltanavičius apie Tadą Ivanauską knygą išleidęs, irgi buvo taip minima, kad galbūt, į tą pusę ir vėlgi apie Tadą Ivanauską ką nors daugiau ir sužinoti, ir pakankamai ten surašyta taip ir gražiai, ir derinant įvairius dalykus. Buvo kalbama, vėlgi yra tas Tomo Dirgėlos knygų korpusas, ar ne? Daug knygų, labai sunku išsirinkti. Bet buvo viena knyga minima, A komanda. Ir šuo už milijoną berods. Ir šuo už milijoną. Tai čia buvo kaip ta, kuri galbūt arčiausiai ir galėtų pretenduoti. Vėlgi, truputį iš tų dažniau minimų rašytojų vaikams, paaugliams vardų Ilona Ežerinytė, jos Pepsė buvo minima, bet vėl ten buvo irgi niuansų, galbūt kaip ta knyga atsirado, tokių pamastymų ir taip toliau, tai gal irgi taip pritrūko tos, vadinkim, jėgos. Jūros Smiltės, Brigitos Begemotaitės ir jos draugų nuotykiai. Tai vėlgi tokia knyga, buvo šiek tiek irgi kalbos dėl apimties, dėl tokių dalykų, kur tradiciškumo tam tikrų momentų, bet jį kažkur buvo taip netoli. Tai galbūt taip, čia aš vis ieškau tos poezijos, tai Indrės Zaleckienės knyga Abėcėlė virtuvėje buvo minima, bet tai ten nepasiekė tų aukštumų, kurių reikėtų. Renata Šerelytė irgi spėjo išleisti knygą Skrybėlė pasipūtėlė, tai irgi buvo taip tarp mūsų ten svarstytų. Taip, svarstytų. Beno Bėronto. Beno Bėronto turite omeny knygas Čiučiai ir piratas, kur kakės makės? Labiau apie sekmadienį knyga. Ten yra kažkas sekmadienį, bet tai yra Čiučiai ir piratas serija, kuri iš kakės makės. Tai tiesiog buvo minima Beno Bėronto pavardė, bet labiau gal ne tiek kaip apie pačios knygos tą ypatingumą, taip galima sakyti, bet apie tai, kaip autorius pats keičiasi kurdamas knygas ir jo kūriniai, ta raida tam tikra, tai raidos atžvilgių, ten tokių ir pagyrimų ir ką, bet irgi 5 nesiekė. Tai čia. Tai dar nemažai turėjote pasirinkimo, nebuvo labai blogi metai tikrai. Galbūt, aš nesu tiek jau dalyvavęs stipriai, kad galėčiau labai stipriai lyginti, bet čia buvo daugiau tas kalbėjimas apie, negu kad jau tas tikras, kaip čia, iš to debesies jau to lietaus bandymas išgręžti. Kadangi jau anksčiau atskleidėte, kuri buvo jūsų ta ypatingiausia, labiausiai įstrigusi knyga, to nebeklausiu. Tiesiog jums labai padėkosiu, kad atėjote čia šiandien su mumis susitikti ir papasakoti plačiau apie akcijos metų knygos rinkimai 2023 vaikų knygų penketuką. Ačiū, Antanai. Ačiū Jums. Dėkoju visiems, kurie klausėtės Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos tinklalaidės pokalbiai apie vaikų literatūrą. Primenu, kad tik ką girdėjote pokalbį su Antanu Šimkum, metų knygos rinkimų 2023 vaikų ir paauglių literatūros komisijos nariu. O kitame tinklalaidės įraše galėsite išgirsti antrą pokalbio dalį, kurioje kalbėsimės apie paauglių knygų penketuką. Iki.